raudonžiedė gėlelė. Viena, dvi, trys, keturios. Oi, nauja iškaba. Indų parduotuvė. Indų parduotuvė. Oi, ne, per ilgas žodis mažyliams. Iš visų pusių čia jų beveik milijonas. Aš suskaičiuosiu. Viena varnelė, ant balkono kraštelio viena. Ant stogo antroji varnelė pilkoji, dvi. Už jos dar vieną mačiau, tik truputėlį aukščiau, trys. Oi! Mama! Mažylė. Aš viską žinau. Net žinau, kodėl šuo suėdė tavo riestainį. O kodėl? Todėl, kad tu eidama žioplinėjai, žioplinėjai. Taip. Iškabas skaitei. Taip. Varnas gaudėjai. Taip. O iš kur jūs žinote? Jūs protinga. Ne, aš labai gudri. Tai menknikis, Ženė, neverk, aš tau padėsiu. Einam su manim, Ženė. Tiesa, riestainio aš neturiu ir pinigų neturiu, bet ne juose laimė. Kur mano varpelis? Eikšen, debesėlį. Debesėlį, sustok. Palaistyk mano sodelį. Šita gėlelė nepaprasta, ji stebuklinga. Ji gali išpildyti visus tavo norus. O kaip? Visai paprastai. Reikia tik nuskinti vieną žiedlapį. Geltoną ar žalią, mėlyną ar žydrą, violetinį, raudoną ar oranžinį, mesti į aukštyn ir
ištarti žodžius. Žiedlapėlį, skrisk toli, kiek tik užmatyt gali, skrisk į šiaurę, į pietus, apie žemę 3 kartus, aš tikiu, aš jau girdžiu, išsipildys, ko geidžiu. Ir visi tavo norai išsipildys. Supratai? Supratau. Pakartok. Skrisk, žiedlapėlį, skrisk. Į tolimus rytus. Užmiršau. Tu žiopliuke. Prisimink. Oi, prisiminiau. Žiedlapėlį, skrisk toli, kiek tik užmatyt gali, skrisk į šiaurę, į pietus, apie žemę 3 kartus, aš tikiu, aš jau girdžiu, išsipildys, ko geidžiu, liep, kad aš būčiau namie su riestainiais. Mamyte, aš jau grįžau. Kaip tu įėjai, kad aš nepastebėjau? Nežinau. Riestainį nupirkai? Taip, mamyte, nupirkau. Šaunuolė dukrelė, dėkoju. Iš tikrųjų, gėlelė nepaprasta. Reikia ją įmerkti į pačią gražiausią vazelę. Pačią gražiausią. Oi, kiek varnų! Tu vėl kažką sukūrei. Žiopliukė. Ar tik ne mano gražiausia vazelė? Žiedlapėlis, skrisk toli, kiek tik užmatyt gali, skrisk į šiaurę, į pietus, apie žemę 3 kartus, aš tikiu, aš jau girdžiu, išsipildys, ko geidžiu, padaryk, kad vazelė būtų sveika. Oi, iš tikrųjų, ji stebuklinga. Tu nuostabi gėlelė, skaisti ir graži kaip saulelė. Aš ką tik panorėsiu, to jau ir turėsiu. Reikia sugalvoti kažką labai įdomaus. Aš dabar norėčiau... Aš tai jau matyti šiaurės ašigalis! Eik, mergaitė, eik netrukdyk! Berniukai, priimkite ir mane žaisti. Verkus, įgėdė, ar nematai, kad čia šiaurės ašigalis? Mes mergaičių į šiaurės ašigalį neimam. Vadinasi, nepriimate? Valia! Ir nereikia. Aš ir be jūsų to jau atsidursiu šiaurės ašigalyje ir ne tokiame kaip jūsų, o tikrame. Žiedlapėlis, skrisk toli, kiek tik užmatyt gali, skrisk į šiaurę, į pietus, apie žemę 3 kartus, aš tikiu, aš jau girdžiu, išsipildys, ko geidžiu. Liep, kad aš to jau atsidurčiau šiaurės ašigalį. Dėdulė, jūs nesikančiate? Ne. Dėdulė, tai šiaurės ašigalis? Taip. Ne, šiaurės ašigalis. Dėdulė, tai šiaurės pašvaistė, taip? Taip. O kas čia tokie, dėdulė? Tai ruoniai. Oi, kiek jų daug. Tuojau aš juos suskaičiuosiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aš tave, mergaitė, tuojau suėsiu. Oi, mamyte.
Žiedlapėlis Kristoli, kiek tik užmatyt gali, skrisk į šiaurę, į pietus, apie žemę 3 kartus. Aš tikiu, aš jau girdžiu, išsipildys, ko geidžiu. Liep, kad šitas bjaurus lokis tuojau pat atsidurtų narve. Ir apsilankiau šiaurės ašigalyje. Ką čia man dar įdomaus sugalvojus? Norėčiau... Ne tas. Ne tas. Skanėstų suvalgysiu ir nieko neliks. Norėčiau kokį nors žaisliuką. Tik va kokio. Oi, kokia lėlė. Mergaitė, koks jūsų lėlytės vardas? Ją vadina Matildute. Mes su Matildute važiuojame į parduotuvę žaisliukų pirkti. Aš jums padėsiu. Jūs būsite Matildutės mama, o aš Matildutės auklė. Jūs eisite pėsčia, o Matildutė važiuos vežimėlyje. Gerai? Nenoriu. Tik vienintelį kartelį. Ne, nelieskite mano Matildutės. Jūsų rankos purvinos. Jūs sergate kokliušu, dar apkrėsite. O apskritai tai reikia turėti savo žaisliukų. Neduosi? Neduosiu, reikia turėti savo žaisliukų. Na ir nereikia. Aš to jau tau parodysiu, kieno žaisliukai. O dar pažiūrėsim. Žiedlapėlis Kristoli, kiek tik užmatyt gali, skrisk į šiaurę, į pietus, apie žemę 3 kartus. Aš tikiu, aš jau girdžiu, išsipildys, ko geidžiu. Liep, kad visi pasaulio žaisliukai būtų mano. žiedlapėlis beliko. Šitiek žiedlapėlių išbarščiau ir jokio malonumo. Na, tiek to. Vis dėlto dar vienas liko. Reikia ką nors labai gerą sugalvoti. Kad būtų saldainių kokie 300, lėlių ir gražiausių meškiukų. Sakau iš širdies, aš sakau jums rimtai, kad noriu visokių žaislių.
perliukų, kad būtų dailiausių batukų pora, kitos žuvies raudona ikra, paskui stebuklinga dėželė, apsiaustas, gėlėta suknelė, dar noriu spalvotos, raštuotos naujos, tokios kaip pas mamą, namie indaujos, žydrų papūgėlių, vežimo lėlėms, gardžių pyragėlių, vazelės gėlėms, griliažo, aguonų, medaus ir ledų, ir skėčiai raudoni, kad būtų bent 2. Kad būtų šilkinių gražių kaspinų, gardaus šokolado, rudų katinų, garduolių, meduolių, traškučių. Aš nieko. Kaip čia kalbi, mergaitė? Berniuk, kaip tu vardu? Vytė, o tavo koks? Ženė, Vytė, pažaiskime abu. O ką? Gaudinių. Vytė, kur tu? Palauk, Vytė, palauk. Ašgi, nežinojau. Iš tikrųjų nežinojai. Garbės žodis nežinojau. Tiesiog tu man labai patikai ir aš norėjau su tavim pabėgioti. Ir tu man labai patikai. Aš irgi mielai pabėgiočiau. Bet negaliu. Kaip gaila. Gaila. Beje, visam gyvenimui. Visam gyvenimui. Tai netiesa, nekalbėk taip, Vytė. Štai, pažvelk. Žiedlapėlis skris toli, kiek tik užmatyt gali, skrisk į šiaurę, į pietus, apie žemę 3 kartus. Aš tikiu, aš jau girdžiu, išsipildys, ko geidžiu. Liep, kad Vytė būtų sveikas. Nežinau. Man atrodo, kad mes paklydom. Ir aš taip manau. Kaip mudu dabar grįšime namo? Tai menkniekis, to jau viskas bus padaryta. Kur mano gėlelė? Vytė, nuskink žiedlapėlį. Kas atsitiko? Nė vieno žiedlapio nebeliko. Matai, tik vienas stiebelis liko. Mes pražuvome. Tu vėl verki prie mano sodelio. Senelė. Žinau, gali neaiškinti. Aš dėl jo nuskiniau paskutinį žiedlapį. Žiūrėkite, tik vienas stiebelis beliko. Aš viską žinau. Ant šio stiebelio buvo 7 žiedlapiai. 6 žiedlapius tu išbarstei visiškai veltui. Jie nuskrido ir daugiau niekada nebegrįš. Bet vieną žiedlapį raudoną tu ne veltui panaudojai. Tu padėjai berniukui Vytei. Šitas žiedlapis paskraidė, o apskriejęs ratą grįžo pas mane. Štai jis, tik pažvelkit, koks jis gražus, koks šviežias. Galbūt man pavyks išauginti iš jo naują 7-žiedę gėlelę jums. Einam. Kur mano kastuvėlis? Kur mano varpelis? Vytė, iškask duobutę. O dabar, Ženė, pasodink šitą stiebelį. Ir laistyk, negailėk vandens. Na kaip, auga? Dar ne. Na, debesėlį. Dar smarkiau. Auga. Auga? Auga.